Ryte atėję prie lauke stovinčio automobilio, kartais nugremžiame ploną ledą nuo stiklo ir važiuojame. Tačiau nepamirškime, apie slidų kelią perspėja ne tik iškritęs sniegas. Jei oras drėgnas, o ryte temperatūra nukrenta, vairuotojai turi būti itin atsargus važiuodami tiltu ar viaduku. Daug kas neįvertina, kad padangos neįšyla, o šlapia danga ir iš karto stabdymo kelias didėja, automobilio valdomumas mažėja. Ir iš čia bėdos, neįvertinimas bėdų. Kamščiuose sumažėja distancija, visi važiuoja viens nuo kito labai arti, vasarinių ritmų dar, atstumai vasariniai, o stabdymo kelias jau žieminis. Iš čia vėlgi klaidos, bėdos, stabdymo bėdos. Kad ir kaip mes vairuotojai to nelaukiame, po truputį orai vėsta. Kartu turi keistis ir mūsų vairavimo įpročiai. Automobilis jau paruoštas, pakeistos padangos, patikrinta pakaba, papildyti skysčiai, kurie turėtų neužšalti ir paspaudus šalčiams. Tačiau kita pusė, pačio vairuotojo meistriškumas, taip pat labai svarbi. Vairuotojas turi žinoti, kad žiema, galima sakyti, tiek jam, tiek automobiliui yra maksimalaus išbandymo metas. Tiek atsiskleidžia visi vairuotojo sugebėjimai, tiek atsiskleidžia ir automobilis, jo valdymas. Jis visada turi pagalvoti apie savo galimybės, nepervertinti automobilio galimybių. Būna labai dažnai tokių situacijų. Vairuotojas turi pakankamai naują arba visureigį, arba kitą transporto priemonę, jis jaučiasi labai drąsiai, bet iškilus kritiniai situacijai dažnai pasibaigia tokios situacijos kaip tik arba eismo įvykių, arba paprasčiausiai kritinėmis kitomis aplinkybėmis. Jei važiuojate su geromis, pritaikytomis šiam metų laikui padangomis, negalvokite, kad jūs visiškai saugus. Jei už jūsų važiuoja kita mašina, tai stabdydami turite pagalvoti ne tik apie savo automobilio stabdymo kelią, bet ir apie tai, kaip stabdys iš paskos važiuojanti mašina. Mieste naudojama pusė važiuojamo greičio, tai reiškia, jeigu mieste 50, ne mažiau 25 metrų. Užmiestyje reiktų naudotis greičiu, kiek važiuoja, toks atstumas. 90 per valandą, 90 metrų atstumą. Ypač žiemos kelyje skirkime dvi savokas – leistinas ir saugus greitis. Leistiną greitį nustato eismo organizatoriai, o saugų įvertinę savo sugebėjimus, reakciją ir automobilio būklę nustato pats vairuotojas. Ir dar vienas patyrusio vairuotojo profesionalo patarimas. Svarbiausi dalykai tai turbūt apskritai suprasti, kad tu valdai automobilį, o nevažiuoji juo. Nuo taško A iki taško B tu turi jį valdyti. Projekto partneris Susisiekimo ministerija.